pataisyti, perlioti ir viską. Tai čia maždaug sumesta per daug. Tiesiog čia maždaug žinosit, ką jūs matysit 23 dieną. Taip, kad jinai gan skurdi, be visuomenių sprendimų, tiesiog praktiškai, žodžiu, ką galiu pasakyti, čia buvo pasiteisinimas. Negali. Visų pirma, problema. Įsivaizduokite, kad jūs norite kur nors keliauti, kažką pamatyti, galbūt iš tos ilgesnę kelionę. Vėlgi, jeigu jūs nenorite imti savo samdytis gido, jungtis prie turistinės grupės, pirkti didelės kelionės, jeigu jūs norite pasiruošti pats, jūs privalote pats rinkti informaciją, jinai yra išmėtyti interneto puslapiai, įvairūs kelionių agentūrų, turizmo informacijos centrų ir kitko, lankstinukai, knygos, žemėlapiai. Iš esmės, arba jungiatės prie bandos ir einat su jais, arba čia jūs. Perėkti šitą tai, Vėlgi, nuvykę į vietą tą pačią, jūs taip pat vaikštote iki šienotis žemėlapius, knygas, popieriuose nuo pradžios iki galo, bet to vis tiek jūs esate nepažįstamoj vietoj, vienas, jums nėra to ganėtinai saugumo, komforto jausmo, jūs žmogus su daug informacijos, daugiau negu turite rankų. To nebereikia. Nes mes, virtualaus kelionių gido komanda, aš Justas Grigas, mano partneris Gustas Paniarskas ir kartu mūsų partneris Knit Baltic kompanija, turim sprendimą virtualų kelionių gidą, kuris leistų keliauti laisvai ir patogiai. Taigi, mes per šį laiką, kad padarėme ne viską, ką norėtumėme, iš esmės dėl mūsų komandos dydžio, mes atlikome apklausas ir išsiaiškinom potencialius vartotojus ir jų poreikius, kokie tai žmonės bus, išanalizavome esamus sprendimus rinkoje, nusprendėme, ką siūlysime, kad mūsų produktas būtų išskirtinis ir sukūrėme pačią koncepciją į programuosime. Toliau jau per ateinančius mėnesius kartu su mūsų partneriu Knit Baltic planuojame atskirų dabartinės koncepcijos įgyvenimo, prototipą ir tada jau produkto kūrimo. Taigi pati mintis. Visada, kai keliaujate, dabar aš šnekėsiu apie ilgą kelionę, tarkime, kitą savaitę, kitą mėnesį į Londoną 2 savaitėm, bet tas pats galioja ir jeigu rytoj sumanyti Palangą išvažiuoti, nepaisant tokio oro, arba jeigu tiesiog ryte užsinorėjot kur nors išeiti nuo kiekvienos miestiečių, jūs turite atsakyti į tam tikrus esminius klausimus. Kur keliauti, kada atvyksite, kada išvyksite, kur planuojate apsistoti, kiek žmonių, jų yra daugiau ir mes pridėsime daugiau. Kiek planuojate leisti pinigų, kaip norite leisti laiką, ar norite grįžti gyvas ir visa kita. Taigi jūs tiesiog suvedate į mūsų aplikaciją klausimus, vaizdas bus kitoks tiesiog pati mintis ir tada automatiškai visą tai, ką jums reiktų ieškoti, Knistis atfiltruoja palei jūsų poreikius ir sumanymus. Tai yra, ką jūs galite pamatyti, aplankyti, pramogas, kur galite pavalgyti, naudingus patarimus, kaip tarkime, kiek kainuoja ten tas ar tas, kur reikia pirkti autobuso bilietus, kokiais taksi galite naudotis ir jūsų neartimis, kiek kainuoja panašius dalykus. Jūs galite susižymėti savo favoritus, juos ką norite pamatyti, kas jums privalo, svarbu tikrai galite užsakyti bilietus, viešbučius, visą tai sudaryti savotišką kelionės kalendorių ir tarkime, jūs visada žinosite, kad galbūt štai tarkime 16 val. Demula pristatymas ir jums praneš, tu dabar esi prie stoties, turėtum sėsti į tarkim 1G autobusą ir važiuoti, nes jau nebeturi laiko. O toliau, informacijos pateikimo koncepcija. Tarkime, norite pamatyti muziejų arba bažnyčią, einate prie jos, jūs gaunate tam tikrą kiek informacijos, priklausomai nuo to, ar turite internetą ar ne, ir tada dar priedo platesnės nuorodas. Vėlgi, kadangi labai svarbus bendradarbiavimas tarp mūsų ir mūsų klientų vartotojų, tai yra esminis dalykas, jie galės taip pat pridėti savo komentarų, vertinti, netgi papildyti
būti informaciją, pridėti savo taškus ir maršrutus, kuriuos kiti žmonės galės vertinti. Iš esmės eisim ant to paties žmonių noro parodyti save, kuris verčia uždėti nesąmonės į Facebooką. Toliau. Mūsų gidas, nes tai yra gidas, pasiūlys įvairių maršrutų, galimybių, bet tai, ką praeisiniai gidai pervedam taško A į tašką B, į tašką C, D, jūs visada galėsite patys rinktis. Iš taško A nueinat į tašką B, jūs turite dar 5 pasirinkimus, galite įdėti ten, galite kažkaip galite plačiau sužinoti, galite grįžti atgal kaip tik nuo. Iš esmės, jūs esate savo paties gidas, kuris kuria maršrutą. Ir čia yra mūsų verslo modelis. Planuojame pinigus gauti iš kitų įmonių, iš informacijos sklaidų, nes vėlgi mes galime paimti ir atvesti klientą tiesiai pas juos. Mes dažnai ko jis yra ir ko jis domisi. Jūs patys viską matote. Ir pabaiga. See you later. Ir jeigu matysite daugiau. 6:20. Tiesų. Nors vienas tūkstantis per 6:20, ne? Jo, 6:20. Nežinokit, per pristatymus 5 minutės Ir viskas nutraukti nutraukta. ten griežtai, tai turėkit omeny, kad svarbiausius dalykus pasakykit tada pradžioje. Ai, tipsis? Nes galit nespėti. Repetuota sekundė į sekundę. Gerai, gerai. Nu, klausimai, pastabos. Aš turiu Nieko vieną taip tokią neįdomu. pastabą. Ne tai, kad tu vat pasakoji savo ir sprendimą ir visą kitą, o tai jūs, pavyzdžiui, kokią nors, nu, vat, kaip merginos buvo muziejaus gidas, tai kažkokį vis tiek dizainą, paslaugos. Parodysi, taip? Tai gerai, nes man to trūko, tu viską pasakoji, kaip ten bus, ką jūs susirasit, visiškai neįsivaizdavu, nes nebuvo jokių žinių. Tiesa, tai mes aš jau perspėjau dėl mūsų tingumo. Kitas variantas, tai normaliai viskas dėtos skaidrės, kažkas išmesta, kas nereikia, dizainas pridėtas pačių skaidrių prie visko. Ja, bet ir pačio sprendimo rasta turi... Schemas arba dizainas, supranti, kad va, tai su vartotojais, kažkokius nors panaudojimo atvejus parodai, arba, nu, parodai, va, kaip merginos nusibraižia pačiam telefonas, nes jūsų kaip appsas irgi bus, ar ne, nu, virtualus tas gidas. Tai visą tai bus. Nu, per planšetus, per visą kitą. Bus, ar ne? Nu, va, yra planšetas ir tu tada parodai, kas ten bus. Aš dar pasižymėjau, jeigu ko nors nepadarėt, tai neatkreipkit į tai labai auditorijos dėmesio, nes gal auditorija ir nepastebės to. O jau kai pastebės, tai tada turėtų pasiteisinimo kažkokį. Jo, ir jau galutinis pristatymas, tai savim didžiavimasis yra. Jokių būdų negalima, ko jūs ten suklydote, kaip ten, oi. Sakykit, mes geriausi, jo. Tai mes viską padarėm, ką planavom. Nu, čia jau negali savęs supranti. Nes kiti tai tikrai pirmą kartą tave girdės ir jie net nežinos, ką tu savo planavai padaryti ir ko tu nepadarai. Gal dar statistikos šiek tiek reikėtų, vat, pasiremkit kažkokiais tai šiek tiek daugiau skaičiais. Jo, kiek, pavyzdžiui, tokių keliautojų, kurie nenori su banda vykti ir kokio amžiaus grupę jūs taikote? Iš esmės mes taikome jaunesnius žmonės, na... Aš mačiau 50-mečius, iki 50 jūs taikote. Nuo 50 žmonės naudojantys išmaniuosius telefonus. Tai va, galbūt tokie žmonės aktyviau keliauja, gal jie aktyviau naujovėm domisi, nu kažkodėl, irgi kodėl tada tokią grupę pasirinko tikslinę. Aš noriu pagrįsti. Nežinau, ar galima tokius statistinius skaičius, bet yra turbūt, kurie pereina per kelionių agentūras ir keliauja su grupė mane, tie srautai, pavyzdžiui, per metus. Ir kiek iš viso, kokie srautai turistų, gal turistų kokią nors asociaciją, kas turi kažkokius tokius skaičius. Tada mes įsivaizduosim, kiek tas, tarkim, pats ta paslauga jūsų siūloma bus aktuali. Ir aš dar konkurentų kažkaip nežinau, neužfiksavau labai. Nes toks įspūdis, kad kartais blogėja prezentacija ta, kad aš atsimenu ten vieną kartą, kai buvo tie purvini prototipai per džemą daromi, tai labai gerai parodė konkurentų. Gidas ten renkamės, ten, žinai, rėkėt, ir, nu, tai buvo labai gerai, tai yra žemėlapių krūvas, papirių, va tokių krūvas. Tai ir yra jūsų konkurentai. Tada dar kažkokie sprendimai. Nu, pabrėžkit tada, kokie konkurentų, jūsų konkurentų, kokie yra trūkumai. Ir kad vat, jūsų sprendimas, tos trūkumas vat, paverčia kažkokiais tai privalumais. Aš kažkaip
gal šiek tiek komentarų, kur klausau, bet ką girdėjau, kad ir mačiau, kad labai nutolot nuo to, kas buvo šitą pradinė. Dabar čia visas, ne tik, čia visas keliavimo, nežinau, vadovas, kaip ir keliavo. Na, mūsų ir pati pradinė idėja buvo pasistengti, kad žmogus visada jaustus, kad juo pasirūpinta. Net būdamas vienas, tas jaustus kaip namie praktiškai. Tarsi turi vietinį draugą, kuris jį pradeda, parodo viską. O koks tai faktorius lemia, kad būtų jo pasitikėjimas būtų? Pasitikėjimas, tau nereikia rūpins, tau visada tu gauni informaciją, kad tarkime, sakau, po valandos turiu būti ten, tu jau geriau eik ir jeigu eini, tai pro čia va, nes taip greičiausia, arba šituo keliu, bet čia geriau pasiimti taksi, nes tas rajonas visai saugus. Čia yra direktas. Čia asistentas gaunasi, nežinau, kažkaip šiek tiek galbūt kitaip norėsi matyti. Čia kitaip, čia norėsi matyti, Jo. čia jau žinok, Čia jau galbūt mano bėda, kažkiek aš ne ten Ne, jūs tai tikrai čia ne apie kažkokias bėdas mes kalbam bendrai dėl pristatymo ir kaip jį būtų galima patobulinti dar likus savaitę, ne? Jo. Tai aš tai tarkim iš savo pusės tai tikrai manyčiau, kad reikėtų trumpinti tą vadinamą kablį pačioj pradžioj. Pačiai pradžiai to kablio nebus. Jo, nes tu ten labai ten bandėjai pasakyti ir tą reikia daryti ir panašiai. Tai tas kablys 2 sakiniai, maks, nedaugiau. Dabar kalbant apie poreikį, tai kadangi ta komanda, jūs esat komanda, kurioje aš kaip ir fasilituoju, tai man labai yra aktualu ir aš labai norėčiau, kad būtų paminėta, kad būtų pasakyta, informacijos poreikio nėra. Iš principo, šiai dienai informacija apie tai, apie rajoną, kur eiti, ką daryti, ką pamatyti ir taip taip, viską gali rasti. Reikia tik tai turėti arba internetą, arba kažkokį įrenginį, arba kreiptis pas kažkokį žmogų, kuris tave tenai pravedžios ir papasakos. Visą tą dalyką tu gali rasti. Jūs šiuo atveju bandote padaryti tai, kad kaip tą informaciją pateikti. Kažkokią rasti formą, kaip tai padaryti ir kad tai būtų ir naudinga tuo pačiu, ne, ir galėtų kažkom tais padėti. Tai labai bandykite tą dalyką akcentuoti. Aš atsiprašau labai įsiterpsiu šitoj vietoj, nes aš kažkaip iš ankstesnių pristatymų supratau, kad pirma dalis tai, ką sako Edgaras, kaip informacijos, sakant, poreikio kaip jūs ir jokio nesprendžiate, ne? Bet aš supratau, kad jūs, kuo išskirtinesni galit būt, kad jūs personalizuojat tą informaciją. Ta prasme, jūs kažkokį tai vedėte žmogų tuo maršrutu, arba jūs keliaujate, padedatas gidas, tai ko aš noriu. Ten kažkaip susidėlioju viską taip, kad tu turi savo asmeninį maršrutą, kuris pagal tavo poreikius yra pritaikytas, o ta personalizacija vyksta informacijos. Ir jūs kažkokiu būdu sugebat su savo šituo sprendimu žmogui padėti susigaudyti to informacijos jūroje ir parinkti tik dalykus, kurie jiem aktualūs. Visa kita tai egzistuoja toj informacijos jūroje. Man dabar įdomu, iš tikrųjų, kad tas jūsų sprendimas, jisai prieš kelionę naudojamas ar kelionės metu? Ir gali būti prieš ir kelionės metu. Tai bet kas yra, kaip čia pasakyti, kas yra įdomu svarbiau? Ar kad tu prieš kelionį ten viskas susidėlioja ir tu važiuoji ramus, nežinai, kad ten viskas tau jau parašyta ir... Ar tu atrandi? Čia labai daug žmogus mano priklauso. Jo, bet čia realiam laikė tu personalizuoji visą tą informaciją ir varai, kur tu nori, bet aš turiu 2 valandas, aš noriu nueiti kur nors. Tai kaip jums reikia, ar tarkime jūs turite tenai, sakau, kitą savaitę į Londoną, į Paryžių, Barceloną ir jūs turite dabar 2 valandas vis tiek. Tai tu patys aš turiu ten savo kojas 2 valandas ir man įdomu tas. Ir tada jums duoda. Jeigu jūs, tarkime, jau ten daugiau planuojatesnį dalykus, jau automatiškai daugiau informacijos, kada būsite, ko norit, kaip atvyksit, kur gyvensit ir vėlgi. Jūs planuojate daugiau. Bet supranti,
Jūs tai aš va būtent šito ir neišgirdau, arba aš praklausiau, gal aš praklausiau. Aš irgi žinok kažkaip neišgirdau. Man šito trūko, nes čia tai aš manau jūsų išskirtinumas galbūt yra, nes tikrai tų visų gidų žemėlapių, ten ko tik nori. Istoriniai žemėlapiai, alaus žemėlapiai, ten nu, kokie nori. Ten gali visur vaikščioti pagal savo kaip ir poreikį, bet čia toksai kur. Tu nepadarai. Ten laiko užrašyti. Nu, okei. Gerai, tai ačiū tau Justai, tada Šveicana. Kviečiam Varlė Sound, ne? Jo. Aš čia atsiųsiu. Ai, fu. Man panašiai. Labą dieną, esam Vairinė Sound, Paulius, Kasparas, Agota ir Eidivaisės ir mūsų kuratorius Edgaras. Taigi mes sprendžiame tokią problemą, kad šiais laikais žmonės turi seną aparatūrą ir negali paleisti naujoviškos muzikos. Taigi iš įmonės Eidivaisės mes gavome idėją, kad perduoti bevielį garsą ir ilgai klaidžiame, kol gimė mūsų reali idėja. Taigi, kaip mes iš pat pradžių įsivaizdavom, kad daug turėjom minčių, kad kaip kursim patį dizainą ir kaip programuosim. Nors apie tai neturim jokių žinių, bet mes buvom susigalvoję va tokį planą. O ką mes padarėme? Taigi padarėme savų draugų apklausą, padarėm internetinę apklausą Ozo prekybos centre, taip pat atlikom tų visų 3 apklausų analizę ir galų gale programavom pačią karantiną. Tai va taip, kaip sakiau, visi turime kažkokią tai garso aparatūrą, bet ji nepalaiko modernaus garso, ne visi palaikom MP3 ir mūsų sprendimas, kad yra priedėlis, kuris bevieliu garsu perduoda muziką. Ir nereikia jokių laidų, o viskas vyksta bevieliu interneto pagalba. Taigi turime. Tai va, jau čia tą pasakiau. Taigi savo muziką saugome išmaniuosiuose telefonuose, kompiuteriuose, USB ir dažniausiai tai populiariausia dabar yra telefone arba kompiuteryje arba planšetėje ir atsirado tokia galimybė, kad galima perduoti tą garsą į aparatūrą per priedėlį. Ir buvo aiški problema, kad žmonės susiduria su laidais su aparatūra. Ir mūsų sprendimas priedėlis MySource. Jo pagrindinė funkcija bevielis garso perdavimas ir papildomas internetinis radijas bei dainos pavadinimo įrašymas. Taigi, kaip minėjau, turime planšetę, telefoną ar kompiuterį, turime bevielį internetą, naujos kartos priedėlį, seną aparatūrą ir taip sukuriame naujovišką garso aparatūrą. Šiam paleidimui programos reikalingas apsas, kad būtų paprasčiau valdyti ir bus funkcijos, tai yra dainos įrašymas, radijo paleidimas, nuskaitimas iš kompiuterio planšetės ar telefono, taip pat grojaraščiai iš Spotify arba YouTube. Taigi, kokia nauda vartotojui? Šiuolaikiška garso aparatūra už sąlyginai mažą kainą, nes tai neprastesnis garso perdavimas nei laidu, nereikia keisti savo aparatūros ir galima klausyti tiek iš Androido, tiek iš Apple įrenginių. Yra daugybė konkurentų, kurie daro panašiu būdu, bet tai dažniausiai vyksta
Bluetooth įrenginiais arba AirPlay taip vadinamu įrenginiu, bet ne priedėliu. Arba dar kitaip tariant, tai yra sukuriamas garso kolonėlės, kurios perduoda garsą pridėjus telefoną prijungus prie jų, o čia bus priedėlis. Kaip mes įsivaizduojam verslo modelį. Čia mūsų pagrindiniai partneriai, veikla, vertės pasiūlymas, kad priedėlis ir nereikia aparatūros keisti, kuri yra brangi. Kokie yra pajamos, kad galima nuomoti, kad galima pardavinėti, kad galima apmokestinti kažkokį tai tinklapį. Vartotojai yra 30 ir vyresni, nes studentai dažniausiai paprastai klausosi iš kompiuterio, jie neturi savos garso aparatūros. Ačiū uždėmesi. O dabar mes norim pademonstruoti, kaip visą tai veikia. Taigi, kaip idėja buvo tokia, kad kuo paprasčiau atėjus į namus, sakykim, pareinu ir pasileidžiu, kad kuo būtų paprasčiau. Paprasčiausias, pasileidžiam telefonę muziką. Na, kažkas groja. Į namus pareit ir paleisti muziką. Vyksta prisijungimas ir gal po porą sekundžių užtrunka, kol susijungia ir kad pradėtų groti. Čia dabar. Visą tai yra suprogramuota, bet mums trūksta tik apps. Appsas dabar pagrindiniai yra, kad AirPlay'us, kaip AirPlay'as yra orientuotas į Apple produkciją, tai šitas irgi daroma taip pat veikia tiek per kompiuterį. Galima kelis iš skirtingų paleisti, kam yra pagrindinis privalumas išskiriant Bluetooth įrenginius, kurie leidžia vieną tam tikrą įrenginį prisijungti ir kad galima staigiai pakeisti. Šitą labai svarbu, Gali prisijungti, nereikia persijungti net vienam žmogui, iš vieno telefono į kitą dainuoti, išminėt atminties kortelių pas draugus būnant, kad sugalvoju vienas klauso, tarkim, mamą tavo, kitas nemėgsta ir sugalvoju, perjungi ir taip klausom. Čia buvo esminis, Jo, čia žinokit, vinys yra. Tai va, jūsų pristatymas baigtas. 6:30. Gerai, ačiū. Nu, klausimai, atsakymai. Jeigu, pavyzdžiui, nepatinka, ką kaimynas taip groja, gali jam perjunginėti. Jeigu prie Wi-Fi jeigu prie to pačio tinklo prisijungi per Wi-Fi, tai gali kaimynui pajungti. Kai jo nėra pasiklausyti. Aš gal patarimą, kad gal pradžioje su tuo situacijos įvedimui panaudoti, kad iš karto įvesti auditoriją taip smagiai, kaip jūs padarėte gale. O gale dar tokį akcentą. Jo, iš tiesų, aš galvoju, kad, kaip Edgaras sakė, 3 minutės pasakojimo, 2 ten rodymo. Bet kartais gal ta demonstracija daug informatyvesnė. Gal jų mažiau kalbėti, reikia daugiau rodyti. Aš visą taip nuobodžio, kaip parodyti, tam irgi būtų įdomu. Tai gerai, ką jūs padarė? Appsą sukūrė? Dabar yra pagrindinis, kaip turėtų... Su programa. Jūs kažką pasakykit, mes nuką. Tai aš prašau parambolas programavimą. Bet suprantate, toks vaizdas, kad tai būtų ten vėl, sako, kad mes padarėm, jūs akcentuokit, kad tai jūs padarėte. Jūs sugalvojate, kaip, jūs sukodinote, jūs ten tą ir dabar, atprašau, pasiklausykime per kolonėlės muzikos. Man tai pačioj pradžioj buvo 2 tokie raktiniai žodžiai, kurie paskui kartojasi ir sena aparatūra ir naujoviškas garsas. Kas tai? Dabar čia paaiškinkit, kas yra sena aparatūra. Na, šito tikrai nereikėtų kaip aparatūra. Senas kolonėlės, kurios senas muzikinis centras. O kuo jis blogas? Kodėl jis negali klausytis? Jis neturi prieigos prie interneto. Nu tai vat kažkaip vadinasi ta aparatūra, per kurią jūs negalit naudotis šitų savo daiktų, kompo ir... Nu tai va šitą pabrėžkit. Ir dar man kažkas kažkaip užkliuvo dabar...
jūs paminėjot kaip privalumo, kad kiti gamina tik tai bevėlę to režimo kolonėlės, o jūsų privalumas, kad jūs siūlot priedėlį. Tai koks čia privalumas, jeigu tau reikia dar kažkokį daiktą jungti, ar jis pigesnis, ar jis koks, kodėl vis, ta prasme, koks kolonėlė ir privalumas? jis palaiko kelias variacijas. Tai va, tai čia privalumas. Suprantu, neprivalumas, nes jūs kaip vienas sakinys susibuvo, kad privalumas, kad kiti siūlo tik tai bevėlės, o jūs siūlot priedėlį. Privalumas, kad tau tikriausiai nereikia išmest savo senų kolonėlių. Jeigu jos geras, kokybiškas, ane, turbūt pigiau, ane, ta Jo, kam tau išleisti, žinai, tenai 500 litrų, kai tu gali nusipirkti 100 litrų. Tai va, tai jūs turite iliustruoti, kad tarkim tos bevėlės kolonėlės naujos kainuoja tiek, karambolai tiek. Va, radot pirmą pirkėją. Ką jūs sakėte? Perka. Jo, nes pavyzdžiui... Jo, nebėkit. Čia dar tik pati pradžia. Ir kasgi ta karambola va štai? Jo, nu vat, iš įmonės gavome idėją. Nu vat, žiūrėkit, skaidrė. Ne, bet vat ką reiškia iš įmonės gavome idėją bevėlis garsas. Nu, ir idėja su klaida dar parašyta. Jo. Tai jūs ir parodykit, kad vat, įmonė A-Devices gamina va tokius daiktus. Ir ką jie daro? O kas čia per daiktas? O kas čia per daiktas, dar kažką, nu jūs sudominsit auditoriją. Nu. O mes vat kartu pagalvojom, kad čionai galbūt galima kaip nors čionai per jį dar garsą paleisti. Čia galėtų būti jūsų kablys iš tikrųjų. Jūs atsinešate tokį daiktą, matot? Kas čia? Nu ir tada sako, mūsų partneris, ten A-Devices gamina, va, tokias karambolas. Jo, po to, va, pavyzdžiui, irgi, nu, va, šita dalis, kad yra poreikis. Nu, jūs iš pradžių rodote techniką, o po to rodote, kur žmonės laiko. Tai nuoseklumas vis dėlto reikalauja, kad pradžioj sakyt, kad dabartiniai žmonės jau nelaiko muzikos kompaktuose ir taip toliau, ir naudoja žmonėsius ten telefonus ir dar kažką, ne? Bet, nes, nu, jie ten keliauja, važinėja taip toliau, bet tada jie grįžta namo, o ten stovi va toksai daiktas, sena aparatūra. Nigerbokseris nešioja. Jo. Ir norisi kažkaip tą muziką perduoti, o tu kaip tu ją dabar perduosi, arba tau reikia kažkur įsirašyti kompaktą, kad grotų, arba dar kažkokių, arba kasetę įsirašyti, ar dar kažką. Jo. Jo. Tai dėl to jūs paimate ir sugalvojate, o būtų visai faina, jeigu galėtų būti kažkoks priedėlis, kur tai galėtum padaryti. Jo, ir tą priedėlį biškai aiškiau paaiškinkit, kad jis vat reikalingas dėl to, kad tu galėtum panaudoti seną. Jo, nu, čia išimkit. Šitą skaidrę, čia jūs turit kalbėti. Bet jūs dabar rašydėlį parašėte. Matot, jūs čia turit tezes pagrindinės rašyti. Čia labai susiję. Skaidriai 5 žodžiai, viskas. O čia jūs maždaug ką jūs bla 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 galite kalbėti. Ir dabar, kai mes apklausėme, padarėme internetinę apklausą, ten jokių skaičių nėra. Jūs daug padarėte, bet visiškai neaišku, ar tai, nu, ten ką, pakankama imtis, kiek jūs draugų apklausėte. Galbūt reikia ir amžių šiuo atveju paminėti, kam ten aktualu, bet kiek draugų, kiek atsakė internetinę apklausą. Kažkokia tokia daugiau analizės. Ir kad iš ten nustatėte, kad žmonėm labiausiai reikia klausyti internetinės radijos, ten ką, įsirašyti kažką, nu, vat tas 3 funkcijas. Nes labai mažai turi turbūt dabar naują, ten super garsą ten integruoja, nes jos iš tiesų labai brangios yra ir ne kiekvienas gali sau leisti. Brangiau net už šaldytuvas neigi gerokai. Ir po to pasakykit konkrečiai, ką padarėt. Nu, ta prasme, koksai sprendimas. Tai yra karambola, prie jos kažkas prijungta, kažkas suprogramuota ir dabar va, žmogus atsisiuntęs jūsų ten appsą arba per telefoną gali pasileisti tą muziką. Nu, viskas, aišku. Galit iš